Gerai, ir šį rytą aš norėčiau toliau eiti tuo rytmetinės manos keliu, kad mes vakar kalbėjom apie tai, kad pažinom, koks tai yra, pradžioje kalbėjom, koks yra Dievas. Po to, kai mes ateinam pas Dievą, ką mums toliau daryti ir tuo keliu mes eikim toliau. Pasišventimas ir siekimas Kristumi. Ir čia iš Jeremijo 29 skyriaus. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdim manęs ieškosite, rasite mane čia pat su jumis. Tai aš jūs sugrąžinsiu jūsų kraštą. Tai viešpaties žodis. Aš surinksiu jūs iš visų tautų ir visų vietų, kur tik jūs išblaškiau. Ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios ištrimiau. Tai viešpaties žodis. Čia buvo situacija tokia, kad žydai, Dievas išsirinko tautą ir jie gyveno tam tikrą laiko tarpą ir gyveno pakankamai sėkmingai. Bet atsitiko taip, kad jie vis neklausė ir neklausė ir neklausė ir vėl neklausė ir neklausė Dievo. Ir Dievas tada juos atidavė kitataučiams. Ir kada jie išėjo kitą tautą, aišku, jie tada suprato, ką Dievas buvo davęs ir kad reikia kažką taip keisti. Realiai keisti. Ne tai, kad mes pasakom ar ne, išgirdom kažkokią žinią, išėjom ir nieks nepasikeitė. Bet ko Dievas nori, kad mes bandytumėm, gali būti, gali atrodyti, nes jūs iš tos stovyklos grįžti į savo mokyklas, grįžti į savo aplinką. Ir jums reikės eiti į mokyklą, reikės išeiti į kiemą, reikės suktis toje aplinkoje. Suktis net kai kas, galbūt ateisit į savo šeimas ir to šeimoje nėra galbūt nieko panašaus. Ir jums tame reikės gyventi, reikės pasakyti, mama, tėti, brolis, sesė, yra viltis. Ir čia, kada mes padarom tuos žingsnius, kuriuos mes apkalbėjom, toliau Dievas nori, kad mes nenustotumėm. Ir jisai sako, kai manęs ieškosite, rasite. Jis nesako, bandykite ieškoti, galbūt jūs rasit. Tai nėra paprasta, aš labai pasislėpęs esu. Ir šansų surasti jūs turite nelabai daug. Situacija yra tokia, kad rasite, tai yra santykis bus. Šiandieną skaičiau Apaštalų darbų knygą, ten 7 skyrius. Paskaitykit, kas atrasit laiką. Laisvas laikas, kada bus. Atprieikit prie manęs, paprašykit Bibliją ir aš jums duosiu, atsiverskit 7 skyrių ir ten yra aprašytas Stepano išgyvenimas. Ir jisai liudijo iki pat galo. Ir dažnai mes galvojam, papuolam į kažkokią bėdą, pavyzdžiui, kaip ir vakar, nepapuolam ir, ta prasme, mums reikia gero oro, Dieve, ir duok gero oro. O jeigu būtų nedavęs, ar taip galėjo atsitikti? Nes prognozijos buvo, kad turėjo lyti, bent iki 12 turėjo lyti, bet nelijo. Stepanas taip pat papuolė tokią situaciją ir jis toliau liudijo žmonėm. Ir aišku, aš manau, kad visi galvoja, kad būtų gerai, kad mane išgelbėtų. O kas atsitiko su Stepanu? Kas prisimena Apaštalų darbų 7 skyrių? Kaip jį užmėtė akmenimis, jis mirė. Ir ką aš prieš mirtį, ką jis pasakė, sako, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kokį pavyzdį jis čia parodė? Kokį pavyzdį jisai parodė tiems žmonėms, kurie stebėjo jį? Jėzus Kristus. Ir mes, tie, kas, kada klausiama, ar aš esu tikintis, visų pirma, ne žodžiai yra svarbus tiems žmonėms, bet veiksmas. Ar jūs sugebat atsiprašyti? Ar jūs sugebat, nesvarbu, kaip Dievas nuspręs, kokios bebūtų aplinkybės, eiti iki galo? Vat, ko Dievas sako. Dievas iš savo pusės, ką jisai sako? Kai manęs ieškosite, rasite mane. Ant galo jisai pabėga šitą eilutę. Tai viešpaties žodis. Jisai nesikeičia, jis yra kaip betonas, kaip akmuo. Jis nesikeičia. Pasakiau, taip ir bus. Viskas. Sako, jeigu ieškosite mane, rasite mane. Ieškosite, tai nereiškia, kad ryte skaitysit Bibliją, vakare skaitysit Bibliją ir per pietus skaitysit Bibliją ir dar į tarpus melsitės. Tai nėra, kad aš ateisiu ir aš kažkokius įvykdysiu punktus ir tada Dievas, aha, Dieve, aš dabar tave užspendžiau, tu neturi kur dingti. Sekantys skaitinį. Ieškojimas tai yra tai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Mes esame kaip tie seni sportbačiai. Ieškojimas tai yra tai, kad aš visą laiką susinervinu, kad aš visą laiką pameluoju, kad aš visą laiką turiu kažkokį žalingą įprotį.
Pasikeitimas yra tai, kad aš to nebedarau, aš esu naujas kūrinys, ne iš savo galių. Bet Dieve, padaryk mane naują. Ir tu pamatai, wow, aš keikdavausi. Labai stipriai keikdavausi. Ir vieną dieną nesuprantu, nebesikeikiu. Ir būdavo taip, kad gyvenimo eigoje kažkas tai sunervina, nes esu kaip degtukas. Ir pamt išeina keiksmažodis. Man bloga nuo to darosi. Wow. Anksčiau šaudydavau, kai iš kulkosvaidžių ir nieko. Ir tokios turi būti permaina. Čia yra tikrasis tikėjimas. Čia yra tikrasis tai, kad aš perskaičiau ir aš tai įgyvendinu savo gyvenime. To Dievas nori iš mūsų. Jis nori realių veiksmų, realaus gyvenimo. Nes mes iš savęs esam va tokie. Ir aš norėčiau palinkėti šiandieną, tai yra dar viena diena, tai yra dar vienas iššūkis mum, mes tas. Nes mes esam kaip ta elektros lemputė. Vat aš gyvenu. Aš turiu galę ją įjungti. Viskas. Malonė baigėsi. Mes esam Dievo rankose. Ir jeigu šiandien atsikėlė, jūs turit rankas, kojas. Nesvarbu, kad ten bitė įgėlė, arba vakar kažkas iš valties davė į kaktą ir ten gumbas iššoko, arba į uodas įkando ir nebeturiu savo to žavingo grožio ir einu su spuogu. Tai ne problema. Bet jūs turit protą. Jūs turit mąstymą į tai, kas atsitiko, kaip jūs reaguojate. Šiandieną jau yra kažkelinta diena, aš jau nusimušiau. Ir mes truputėlį pervargstam ir jau atsiskleidžia natūralumas į tam tikrą susidariusią situaciją, kaip mes reaguojame. Tu užknisai pas save pasižiūrėk. Būk man gailestingas. Atleis man, kad aš tai pasielgiau. Va tau šitas obuolys. Ar tu gerai išsimiegojai? Tai yra realūs žingsniai, ko Dievas nori iš mūsų. Ir šiandieną tai jūs tą patį patirsit. Nukrito kamuolys, kažkas kitas pametė šiukšlę. Ką jūs darot? Arba ne? Šiandieną vėl yra iššūkis. Dievas iš savo pusės, jisai davė žodį. Jo žodis yra toksai, kad jisai tarė ir atsirado. Tai ne mano žodis. Arba kažkino iš mūsų žodis. Vienas berniukas vakar prie manęs prieina ir sako, jinai žadėjo, ta prasme, su manim plaukti, nebeplaukia, dabar ką man daryti. Tai yra mūsų žmogiškas žodis. Bet Dievas, jisai sakė, jeigu aš plauksiu su jumis ir plauksiu jumis, jeigu aš nuskęsiu jumis ir nuskęsiu jumis, jeigu tu gausi sprigtą, tai ir gausi sprigtą. Jeigu tau bus rožėm klotas kelias, tai jis ir bus rožėm klotas. Ir čia mes atrandame, tai yra sekančiai eilutėje mes ir atrandame, tai yra Dievo žodis. Tai yra viskas, jisai pasakė, taip ir bus. Tai yra viešpaties žodis. Tai yra jo garantas. Jis neįrodinėja, kad, tarpsme, įsitikinkit. Kas ieško, tas randa. Vienintelis dalykas, šiandieną jūs atsikėlėte, tai yra iššūkis jum. Atraskite jį. Trumpa dar istorija, nes jau laikas baigėsi. Viena moteris negalėjo turėti vaikelio. Ir jinai meldėsi, iš papradžių daug pinigų mokėjo ir visa kita, ir tarpsme nieko neišėjo. Ir po to jinai meldėsi, Dieve, aš labai prašau, padovanok man vaikelį, nes negalėjo turėti vaikelį. Ar Dievui sudėtinga padaryti, kad būtų vaikelis? Ne, nesudėtinga. Bet vaikelio nebuvo. Nėra Dievo! Nėra Dievo! Ta moteris taip sako. Kodėl? Nes aš meldžiausi, kad jis man duotų vaikelį. Iš viso širdies meldžiausi, kad jis man duotų vaikelį. Ir vaikelio jis nedavė. Jis negirdi maldų. Ar Dievas negirdi maldų? Negirdi. Šitoj situacijoje, ar Dievas negirdi maldų? Dievas negirdi mūsų ambicijų. Dievas negirdi mano išdidumo, mano godumo, mano, kad būtų kaip man norisi. Jis to negirdi. Jis viską padarys, kad būtų gera tau. Nes tu nežinai, kas atsitiks, kai ateis tas vaikelis. Dievas žino. Ir jis padarys visą, ką geriausia. Vienintelis dalykas mums priimti su džiaugsmu, kas be nutiktų. Nuolankia širdim. To linkiu jums ir savo.